Spalio 5 dieną visoje Lietuvoje skambėjo padėkos ir sveikinimo žodžiai mokytojams. Buvo minima mokytojo diena. Po švenčių mokyklose visi Prienų miesto ir rajono mokytojai buvo pakviesti į minėjimą kultūros centre. Žiburio gimnazijos choro dainos, ansamblio kūriniai, poetų eilės buvo skirtos mokytojams pagerbti ir padėkoti už jų ilgametį darbą. Be to, buvo paskelbti metų vadovo ir metų mokytojo nominacijų laimėtojai. Metų vadovu tapo Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas, o metų mokytoja išrinkta Žiburio gimnazijos istorijos mokytoja Vilija Juodsnukienė. Eterio televizija prisideda prie sveikinimų, linkėdama mokytojams begalinės kantrybės ir neblėstančio entuziazmo. Šiandien Prienų kultūros centre yra minima mokytojų diena. Kaip jūs pats jaučiate šią dieną? Šventės diena, aišku, kad jaučiuosi šventiškai, nes tai yra šventės diena, tai visus rūpesčius ir darbus galima truputėlį palikti nuošalyje ir atsiduoti šventei. Šie metai yra svarbus Prienų švietimo sistemai, nes įvyko šiek tiek pertvarkų. Kaip jūs pats jas vertinate ir ar jos pavyko? Na, iš tiesų, pertvarkos, jeigu jos inicijuojamos mūsų pačių, tai visuomet kažkaip optimistiškai žvelgi į pertvarkas. Šios pertvarkos buvo iššauktos, iš tiesų dėl prastėjančios finansinės situacijos, dėl demografinių problemų. Tai aš į jas žiūriu kaip, neišvengiamą būtinybę, bet ne kaip į kažkokį tai teigiamą darbą. Tiesiog tai neišvengiama. Kalbant apie mokytojų skaičių Prienų rajone, jų galbūt daugėja, galbūt mažėja, gal jie jaunėja. Na, iš tiesų turbūt keista būtų, jeigu mažėjant mokinių skaičių daugėtų mokytojų skaičius. Dirbančių mokytojų šiek tiek sumažėjo lyginant su praėjusiais metais. Ir tai neišvengiama, nes mokinių kol kas dar stipriai mažėja. Bet vis dar turime apie 400 dirbančių pedagogų. Šiemet buvo renkami geriausi rajono mokytojai. Ar kasmet vyksta tokia tradicija? Šią tradiciją mes inicijavome turbūt prieš kokius 5 metus, 2007 metais, tuomet buvo išrinkti pirmieji metų mokytojai bei metų vadovai ir tradicija tęsiama, nors ir laikmetis sudėtingas finansiškai, bet aš džiaugiuosi, kad savivaldybės administracija, savivaldybės vadovai palaiko šitą iniciatyvą ir mes sugebame šitą tradiciją išlaikyti. Tuo labai džiaugiuosi. Pagal kokius kriterijus yra renkami geriausiai mokytojai? Kriterijai buvo parengti, kaip sakiau, maždaug prieš 5 metų. Jie yra patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir žinia, kad mes pirmiausiai žiūrime į nuveiktus darbus per praėjusius metus. Pirmiausiai žiūrime į mokytojų darbo kokybę, į jų pasiektus rezultatus, į jų metodinę veiklą, į nuveiktus papildomus darbus. Suprantama, tie darbai taip pat turi būti orientuoti mokinių ugdymo kokybės gerinimui. Ar reikalingi tokie renginiai kultūros centre minėjimai? Galbūt užtenka mokyklose pasveikinti mokytojus? Aš manyčiau, kad mokytojo profesija, kaip galbūt ir kitos profesijos, yra labai svarbi ir tie renginiai, kurie vyksta mokyklose, jie būtini ir labai reikalingi, bet pagarbos, dėmesio parodymo niekuomet nebūna per daug. Todėl mes inicijavę šitą šventę, ją stengiamės palaikyti ir galvojam, kad tai tiesiog yra gyvybiškai būtina. Jo labiau, kai kiekvienais metais į šią salę susirenka didžioji dalis mūsų mokyklose dirbančių pedagogų, tai mes esame įsitikinę, jog ji tikrai reikalinga ir jiems yra maloni. Ką jūs pats norėtumėt palinkėti visiems Prienų rajono mokytojams? Pirmiausia, tai norėčiau palinkėti sveikatos. O prie sveikatos, jeigu bus sveikatos, tada jau galima linkėti kitų dalykų. Tai yra entuziazmo, noro dirbti, kūrybiškumo ir, aišku, savaime kuo geriausių rezultatų, kad būtų mokinių, kad būtų noras ir, kad būtų tikslas, kur link mes einame. O jeigu bus tai, tada jau paskutinis palinkėjimas, kad tas tikslas būtų pasiektas.
Šiandien kultūros centre minima mokytojo diena, o jūs dar ir išrinkta geriausia mokytoja. Koks jausmas? Smagu. Kaip šiandien mokiniai pasveikino jūs mokykloje? Ta proga dar niekas nesveikino, nes aš suprantu, kad tik čia oficialiai bus paskelbtas. Taip, kad mokiniai pasveikino šiaip jau kaip eilinė mokytoja ir aš to labai džiaugiuosi. Ir kaip jums pavyksta būti tokiai gerai mokytojai? Kaip galvojat, kodėl jūs titulavo? Kad aš esu eilinė. Aš esu eilinė mokytoja, dirbanti kiekvieną dieną, kasdienį savo darbą. Aš manau, kad tokių panašių į mane yra ne vienas. Kokiomis savybėmis turi išsiskirti geras mokytojas? Būti sąžiningas, nuoširdus, mylėti vaikus, laikyti savo žodžio, būti geras specialistas, manau. O kaip mokinys? Mokinys lygiai toks pat. Ar nepastebėjot, kad bėgant metams pagarba mokytojų iš mokinių pusės vis mažėja? Ne. Aš manau, kad aš gaunu pakankamai pagarbos ir tuo džiaugiuosi. Tikrai nemanau taip. Mokslo metai dar tik prasidėjo ir kokie jūsų planai, kokiuose projektuose, ne tik pamokose dalyvausit? Tai dabar šiuo metu vyksta tas mūsų organizuotas projektas su partneriais prancūzais pagal Komenijos programą individualus mokinių mobilumas. 5 mergaitės išvyko į Prancūziją, tai nuo sausio 1 lauksime prancūzų. Matysim paskui. Ko palinkėtumėt kitiems mokytojams šią progą? Sėkmės. Šiemet jūs esate išrinktas metų mokyklos vadovu. Koks jausmas? Iš tikrųjų jausmas labai džiugus, nesitikėjau. Labai ačiū, kad matomai reikia dėkoti komisijai, kurie įvertino darbus, ne tai, kad mano, bet visos mūsų komandos. Ir man tai yra didžiulė staigmena ir ypatingai vertinant valstybinę švietimo politiką, juk mes esame kas? Mes esame neformalus švietimas. Tai yra lyg tai bendroji švietimo sistemoje, kai būtų šuniui 5 koja. Valstybinė politika yra neaiški, reikia mūsų ar nereikia. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų rajone yra puikiai išvystytas tinklas neformalaus švietimo ir mes esame palaikomi, stengiamės būti naudingi, matomi ir matomai tas įvertinimas galbūt iš to ir susideda, kad mūsų rajono politikai vertina neformalų švietimą. Pats vadovaujate meno mokyklai. Kokie jos nuopelnai didžiausi, kuo jie išsiskiria iš kitų rajonų mokyklų? Mūsų mokykla yra nedidelė mokykla, mes šią dieną turime 135 mokinius, 15 mokytojų ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad mums pavyksta suburti bendram darbą visą komandą ir esame ryškus rajone ir Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje žinomi kaip konkursų organizatoriai, didžiulių, kurie sutraukia didžiulius pulkus jaunųjų talentų, tai yra Olimpo Muzikale. Vienintelis tokio pobūdžio konkursas Lietuvoje, kur muzikuoja vaikai visais muzikos instrumentais. Taipogi darome muziką piano forte, kuris buvo skirtas fortepijonės muzikos atlikėjams. Ir tikrai šie mūsų renginiai yra tradiciniai, jie kartojasi kas 2 ar 3 metus. Jie yra didžiuliai, garsinantis rajoną ir mūsų mažą mokyklą Lietuvoje ir pasaulyje. Ar nori jaunimas, vaikai eina į jūsų mokyklą? Ar nėra tokių, kuriuos ten atveda tėvai per prievartą? Žinot, būna visko. Ta prasme, nes muzika yra toks menas, kuris reikalauja įdėti pastangų ir darbo. Tai nėra taip, kad aš tik ateinu į mokyklą ir gerai praleidžiu laiką. Reikia ir namuose ugdytis, reikia mokintis, lavinti savo įgūdžius. Ir tai, žinoma, ne visiems sekas, yra labai įvairių vaikučių. Tai duota nuo Dievo, yra talentas, vienam reikia mažiau groti, kitam daugiau. Tačiau visada vaikų mums netrūksta. Tai yra svarbu. Kokie tolimesni jūsų ugdymo įstaigos tikslai ir planai?
turime gražų naują planą ir tikslą, kadangi įvyko renovacija, turime puikiai sutvarkytą pastatą, kuris yra istorinis ir jo patalpose pastate šiame veikia mokytojų seminarija žymioji 19 amžiaus pabaigoje. Turime sutvarkytą gražią teritoriją su lauko estrada ir ateinančių metų vasaros pradžioje planuojame gražų festivalį, kuris tikimės taps tradicinis, kamerinės muzikos, vyks lauke būtent naujoje mūsų vasaros estradoje. Tai tiesiog bus renginys vietiniai bendruomeniai ir bandome mąstyti, galbūt jis taps žinomas, kaip sakykime, Kolautovos akacijų alėja ar kažkas panašaus, kur susirenka žmonės, sėdi ant gražios žolės, klauso gražios muzikos. Koks šią dieną būtų jūsų palinkėjimas kitiems rajonų mokyklų vadovams ir mokytojams? Iš tikrųjų, mano galva, švietimo sistema yra svarbiausia valstybinės politikos dalis, nes mes ugdome žmonės, kurie kurs, kurie dirbs Lietuvoje. Galbūt mūsų rezultatai yra ne čia ir dabar, jie bus po metų. Ir aš tikrai linkiu visiems mokytojams ir vadovams dirbti iš širdies atsakingai ir suprasti, kad mes esame kūrėjai, mūsų darbo vaisiai bus įvertinti ne šiandien, tačiau netolimoje ateityje. Kaip šiandien jaučiate švęsdamas mokytojų dieną? Labai gerai jaučiuosi, tai iš tikrųjų yra mokytojo, tai yra iš tikrųjų mano kaip mokytojo diena. Ar deramai jūs vaikai pasveikino, ar nemanot, kad ta pagarba kuo toliau, tuo labiau slopsta mokyklose? Ne, tikrai nemanau. Tikrai gavau daug gėlių, gavau daug vaikų šypsenų. Ir dargi iš salės vėlgi išlydėjau į čia atvažiuodamas vaikus pats. Pats atvykote iš kaimiškos vietovės mokyklos. Ar manot, kad mažesniems miesteliams yra sunkiau ugdyti vaikus nei didmiesčiams? Tikrai nemanau. Vaikai tam mažam miestelį, ko gero, yra labiau pripratę, viens kitą geriau pažįsta, nuoširdesni ir man. Ir tie ryšiai, ko gero, kad netgi draugiškesni tarp mokytojo ir mokinio mažam miestelį, negu būtų dideliai mokykloje. Nauji mokslo metai dar neseniai prasidėjo. Ko iš jų tikitės? Ar tikitės gerų rezultatų? Kiekvienas nori tų metų sėkmės, tų metų rezultatų, kuriuos jisai planavo, kad jie būtų. Šiais metais jau nemažai padariau darbų ir tiesiog jau tas mėnuo 1 rugsėjo buvo gana įtemptas. Taip, kad nuo šitos dienos, nuo tos mokytojo šventės, jaučiu, kad pradėsiu dirbti daugiau kaip tikras mokytojas, o ne kaip kažkokių kitų man darbų buvusių atlikėjas. Ar svarbu minėti mokytojo dieną? Taip, manau, kad taip reikia. Dėl ko? Todėl, kad tai yra ne kasdien, tai yra tam tikra ne vien darbo, tai yra ir sielo šventė, kuri tau primena, kas tu esi. Ko palinkėtumėt kitiems kolegoms, mokytojams ir pačiam savo? Be abejo, tai pirma, ką gali palinkėti, tai yra stiprybės, kantrybės, ir niekuomet, kad nepleistų sėkmė, nes jinai irgi yra svarbu.